per 5 metus daugiau nei dvigubai. Iš principo, kūrenam viskas, kas susijęs su mišku, nes būtent šita pastatyta technologija leidžia kūrenti, sakykime, nuo miško kirtimo atliekų, žievių iki, sakykime, geros smulkintos medienos, ką gali matyti čia, tai yra jau daugiau šviesi balta frakcija, yra smulkinta malkinė mediena, o čia yra smulkinta tiesiog miško atliekos, kurios, sakykime, irgi lygiai taip pat yra deginamos tame katile ir iš jo yra išgaunama šiluminė energija. Daugiausia duoda energijos iš principo kuro rūšis, kurios yra, sakykime, iš beržinės, beržo atliekų, iš ąžuolo atliekų, nes turim ir tokių, tai, sakykime, jos, aišku, yra kaloringiausios ir iš to, aišku, gaunama daugiausia energijos. Tai mums ir labiausiai apsimoka komercinių atžvilgių ir, sakykime, katilinė patiria didžiausią, sakykime, efektą, tačiau tos žaliavos, jos atitinkamai yra brangesnės. Mūsų orientacija yra nepirkti brangiausią žaliavą, bet iš tikrųjų orientacija yra sunaudoti kiek įmanoma daugiau atliekų, kurios tiesiog nebėra panaudojamas. Vienas iš kelių Vilniaus miestų šilumą ir karštą vandenį tiekiančių katilų kūrenamas įvairiausių biokuru. Visų tuo, ką matėme miške ir aikštelėje. Tokių katilinių Lietuvoje daugiau kaip 200, bendras jų galingumas viršyje 600 MW. Tai, ką jūs matote, kas rūksta, tai yra iš principo išeinantis garas, kuris dėl temperatūrų skirtumo tiesiog įgauna baltą pavydalą. Be abejo, yra tenai ir kitų cheminių elementų sudedamųjų dalių, tiesiog jų koncentracija yra pakankamai nedidelė, nes stovi galingi valymo įrenginiai, kurie, sakykime, būtent ir yra šių dienų, sakykime, žaliosios energijos privalumai, lyginant su, sakykime, iškastinio kuro deginimu. Tai tai, ką jūs matote, tai nėra kažkoks tai oro teršimas ar tai yra tiesiog garų kondensatas. 4 filialus šalyje turinčios biokuro ruošos įmonės vadovas tvirtina, kol kas populiariausias malkinės medienos biokuras. Skiedros gaminamos taip pat ir iš medienos atraižų. Lietuvoje šios rūšies energiją naudoja daugiau nei trečdalis namų ūkių ir didžioji dalis centrinio šildymo tiekėjų. Dauguma Lietuvos katilinių yra pritaikyta būtent tokiai medienos biokuro rūšiai. Tos medienos Lietuvoje potencialas yra tikrai didelis ir šiai dienai, sakykime, yra nuo 5 iki 6 milijonų kietmetrių kertamos žaliavos, iš kurios, sakykime, biokūrui maždaug iki 2 milijonų kietmetrių tenka biokūrui. Per metus? Per metus. Šiandien iš biokūro pasigaminame apie 1/5 šilumos energijos. Po 10 metų iš atsinaujinančių išteklių turime pasigaminti nors dvigubai daugiau energijos. Galbūt galėtume ir daugiau, jei valstybė kaip kitose vakarų Europos šalyse pradėtų skatinti atsinaujinančių energijos išteklių pramonę. To reikia ne vien tam, kad sumažėtų aplinkos tarša, klimato kaitą skatinančiomis dujomis. Naudodami biokūrą taupome valstybės lėšas, kurių didžioji dalis kol kas sumokama naftos bei dujų tiekėjams. Šiandienai biokūras yra viena pigiausių kūro rūšių. Nemažiau kaip 30% yra kiekvienų laiko atveju yra pigesnis kūras lyginant su dujomis. Na ir be abejo, iš bet kokį iškastinį kūrą biokūras yra pigesnis. Tai bet kokia investicija į biokūrą tai yra investicija į Lietuvą, į Lietuvoje darbo vietas esančias, į Lietuvos žmonės. Pirkdami iškastinį kūrą iš kitų šalių mes tiesiog paprastai sumokame pinigus į kitas šalis. Kitaip tariant, mes neskatiname Lietuvos ekonomikos tokiu būdu. Kiekviena investicija į Lietuvos biokūrą, ar tai būtų į šiaudus, tai reiškia būtų investicija į žemės ūkį ir plėtra jame, investicija į medienos biokūrą, tai yra į Lietuvos miškus, į biokūro ruošimo įmonės, tai yra investicija į Lietuvos ekonomiką ir jos skatinimas. Klimato kaitą galime mažinti ir mes. Net ir mažas mūsų elgesio pasikeitimas gali būti labai svarbus. Jei neturite idėjų, nuo ko pradėti, jums šis trumpas filmukas. Ich sammle Korken, gebe sie an eine Firma ab und sie werden zu Sandalen recycelt. Sie sind super bequem und umweltfreundlich. Kauf sie dir doch auch.
Tiek šį kartą, lauksime jūsų dėmesio lygiai po savaitės. Iki. Asmenybės reputacijos valdymas internete. Ok, labai reikalingas dalykas, ane? Sinaudok. Google įvedi ir po to randi apie save, na, ne pačią mieliausią informaciją. Ne tokia labai keista, pavyzdžiui, Padrika. Tai yra kampanijos, kurios taisys tavo reputaciją, ne? Iš principo, taip? Nu, iš tikrųjų, tai pasidarė labai didelė problema, ypač aš populiarėjau socialiniams tinklams. Tai geras. vaikystėje įdėjus porą nuotraukų, sakysime, paauglystėje jau gailiesi, o suaugęs gali ir nebūti išrinktas į kokį deputatą ar prezidento postą. Ir iš tikrųjų žmonės nesuvokia, nelabai suvokia, sakysim, kiek iš tikrųjų grėsmių pavojų turi tas tinklas ir toksai neatsakingas elgimasis su informacija. Bet iš kitos pusės galbūt ir ne tu idėjai, galbūt kažkas kitas idėjo. Ta prasme, net nebūtinai tu idėjai. Poreikis tą valdyti nesikeičia. Jo, noras tą valdyti. Iš principo, aš manau, tai iš tikrųjų... kaip tai skamba, kaip tai formuluojasi? Kaip ten? Reputacijos valdymo įrankiai tinkle. Reputacijos valdymas internete. Panašiai. Labai. Iš tikrųjų labai įdomi technologija, nes darom prielaidą, kad kiekvienam žmogui vėliau anksčiau tas poreikis atsiras. Tai vadinasi, iš principo informacija iš interneto, kaip kad jinai kažkas ją moka įdėti ir kaip jinai buvo ten sukrauta ir atrodo, kad jinai jau niekur po to nedingsta, ją visgi galima ištrinti. Nu, iš principo. Jeigu tai kompanijai pasiseks, tai tada taip.